Sveiki matematikai! Šiandien pradedame naują temą – trupmenos. Trupmenos yra svarbi matematikos dalis, kurią naudojame kasdien, net to nepastebėdami. Pavyzdžiui, dalindamiesi pizzą su draugais, skaičiuodami nuolaidas parduotuvėje ar matuodami ingredientus receptam. Šioje pamokoje sužinosite, kas yra trupmena, kokios yra trupmenų rūšys ir kaip jas atpažinti. Pradėkime. Trupmena yra skaičius užrašomas dviejų natūraliųjų skaičių santykių m padalinta iš n, kur m yra skaitiklis, o n vardiklis. Pavyzdžiui, jeigu turime pizzą padalintą į 4 lygias dalis ir suvalgome vieną iš tų 4 dalių, tai suvalgytą dalį galime užrašyti trupmeną 1/4. Arba jeigu turime 3 obuolius, iš kurių 2 yra raudoni, tai raudonų obuolių dalį galime užrašyti trupmeną 2/3. Trupmenos gali būti taisyklingosios arba netaisyklingosios. Taisyklingosios trupmenos yra tos, kurių skaitiklis yra mažesnis už vardiklį. Pavyzdžiui, 1/4, 2/3, 5/8 ir taip toliau. Netaisyklingosios trupmenos yra tos, kurių skaitiklis yra didesnis už vardiklį arba lygus jam. Pavyzdžiui, 3/2, 5/5, 7/4 ir taip toliau. Šiandien susipažinome su trupmenų sąvoka ir jų rūšimis. Nepamirškite įtvirtinti naujai įgytų žinių, pritaikydami jas, sprendžiant praktinius uždavinius, kuriuos galite rasti www.dusėja.lt svetainėje. O kitoje pamokoje mokysimės atlikti veiksmus su trupmenomis. Iki pasimatymo.